1970 m. spalio 15 diena. Batumio oro uostas, Sovietų socialistinės Respublikos Sąjungos dalis. Čia gyvenimas verda, kaip ir daugelį tokių šalių. Nepriteklius, politiniai spaudimai ir vis kirbanti viltis, kad pavyks iš čia kažkaip pasprukti. Oro uostas pilnas žmonių, keliaujančių po Sovietų Sąjungą. Dūzgia darbuotojai, o skrydis iš Batumio į Sachumį tuoj turės pakilti. Tais laikais apsauga buvo net nepalyginama su dabartinėmis griežtomis taisyklėmis. Jei dabar jūs perkrato bent kelis kartus, kol vien prileidžia prie lėktuvo, tada galėjai tiesiog atvykti paskutinę minutę ir laisvai sėstis į savo vietą. Dar nebuvo nutikę didžiųjų aviacijos krizių, tad visi jautėsi labai laisvai. Gal per laisvai. Bendrai Sovietų Sąjunga buvo nusiteikusi nieko niekur neišleisti. Iki 4 dešimtmečio dar buvo galima išvykti į vakarus, tačiau 4 dešimtmetyje buvo įvesta visiška saviizoliacija. Jokių galimybių savo norų išvykti į užsienį, nes tai paprasčiausiai buvo neleidžiama. Žinoma, tai nesustabdė žmonių nuo bandymo pabėgti. Aišku, sovietų valdžia stengiasi kuo labiau sumažinti tokias galimybės. Pavyzdžiui, jei į užsienį išvykdavo partinis pareigūnas, kiti du jo kolegos privalėjo laiduoti, kad jis sugrįš, o jei pareigūnas nesugrįždavo, kartu vykę kolegos iš esmės turėjo atsisveikinti, bent jau su karjera. Į turistinės keliones nebuvo išleidžiamas vyras kartu su žmona ir vaikais. Visa šeima negalėdavo išvykti. Galėjo važiuoti tik vienas iš sutuoktinių. Už pabėgimą į užsienį grėsė griežčiausia bausmė – mirtis. Sovietų Rusijos baudžiamajame kodekse pabėgimas į užsienį buvo prilygintas tėvynės išdavimui, o iki 70-ojo dešimtmečio vidurio pabėgusieji buvo teisiami už akių, jiems nedalyvaujant teismo procese. Vėliau šios praktikos buvo atsisakyta. Bausmės už akių taip pat šiek tiek švelnėjo. Apie pabėgimus paskelbdavo ir lietuvių emigrantų bei užsienio šalių laikraščiai. Bet grįžkime į tą oro uostą, nes praėjo dar kelios akimirkos ir Aeroflot keleivinis lėktuvas AN-24 reiso numeriu 244 sėkmingai pakėlė sparnus ir paliko Batumį užnugaryje. Iš viso lėktuvu skrido 46 keleiviai ir 5 įgulos nariai. Kol pilotai buvo susikoncentravę į sklandų lėktuvo pilotavimą, 24 metų stordesė Nadežda Kurčenko vaikščiojo po lėktuvą, rūpindamasi, jog visi keleiviai jaustųsi patogiai. Kurčenko gimė Novopoltavos gyvenvietėje, Kliučevskio rajone, tuometinėje Rusijos TSR. Vėliau jos tėvai persikėlė į Juodmirtijos kaimą po Nino, kur ji baigė internatinę mokyklą. Kurčenko siekė įstoti į teisės studijas, tačiau galiausiai tapo skrydžių palydove. 1968 metais ji persikėlė į Abchaziją ir dirbo Suchumio aviacijos padalinio buhalterijoje. Jauna mergina dabar artėjo prie lėktuvo priekio, apžiūrinėdama visus keleivius. Bet čia nutiko kai kas, ko ji nesitikėjo. 2 priekyje sėdėję vyrai, vienas vyresnis, vilkėjęs paradinę sovietinio kariškio uniformą, kitas jaunesnis, kuris atrodė šiek tiek pasimetęs, jie patraukė jos dėmesį. 2 vyrai, kurie atrodė kaip tėvas su sūnumi, gana mandagiai paprašė perduoti raštelį pilotams. Tai buvo tikrai keista ir dėja nieko gero negalėjo reikšti. Dažniausiai keleiviai nebendraudavo su pilotais. Dažniausiai. Bet gal šį kartą kitaip. Tačiau raštelio turinys išsklaidė visas abejonės. 1. Įsakau skristi nurodytų maršrutu. 2. Nutraukti radio ryšį. 3. Už įsakymų nevykdymą mirtis. Buvo 13 valandų 40 minučių vietos laiku. Nadežda nerodė noro bendradarbiauti. Dabar jos tikslas buvo informuoti pilotus ir kažkaip išspręsti šią situaciją. Jos akys nukrypo link jų kabinos. Tačiau jie nespėjo sujudėti. Abu vyrai pašoko iš savo vietų ir išsitraukė ginklus. Nupjautą vamzdį modifikuotą šautuvą ir pistoletą. Nuo tos akimirkos prasidėjo tikras košmaras danguje. Iki to laiko Aeroflot lėktuvuose tebuvo nuskambėję vos keli šūviai. Tų įvykių aplinkybės ir šiandien išlieka mažai žinomos. Tarkim, 1970 metais tuometinėme Leningrado vietinių oro linijų aerodrome KGB suėmė 14 žmonių. Jie, nusipirkę visus reiso bilietus, ketino užgrobti keleivinį kukurūzniką. Įkalčiai lakūnams surišti skirtos virvės.
Bausmės nuo 8 iki 15 metų laisvės atėmimo. O asmenims galėjusiems pilotuoti kukurūzniką buvo skirti mirties nuosprendžiai. Tie, kurie galėjo žinoti apie planuojamą pabėgimą, tačiau nepranešė KGB, buvo suimti teismo salėje ir nuteisti po 4 metus kalėjimo. KGB atsikvėpė. Buvo ką raportuoti Kremliui apie esą suvaldytą situaciją Sovietų sąjungoje. Tačiau lietuviai Brazinskai manė kitaip. Tėvas ir sūnus. Teroristai ar laisvės kovotojai. Monstrai ar angelai. Nesvarbu, kaip juos jūs vertinsite. Jie buvo pirmieji, kuriems pavyko Sovietų sąjungoje užgrobti lėktuvą ir pabėgti. Bet kas po galais buvo tie Brazinskai? Pokario metų karas netiesiogiai palėtė ir Brazinskų šeimą. 1949 metais Prano tėvas tapo atsitiktinė auka. Kaimynų troboje šūviu per langą buvo nušautas Beižionių apylinkės tarybos pirmininkas A. Sumovas, o Stasiui Brazinskui atsitiktinai sužeistos rankos. Brazinskas, netekęs daug kraujo, mirė pakeliui į Vievio ligoninę. Istorikas Arvydas Anušauskas pastebi, kad tragiška tėvo žūtis galėjo padėti Brazinskui įsikurti Vievyje ir tapti vidurinės mokyklos ūkvedžiu. Padedant vietos valdžiai, jis Vievėje nusipirko namą. O 1952 metais tapo Vievio kooperatyvo ūkinių prekių sandėlio vedėju, kuriam vadovaudamas atrado savyje biznieriaus gyslelę. Tačiau 1955 metais Brazinskas už pasinaudojimą tarnybinėmis pareigomis buvo nuteistas 1 metams pataisos darbų, o dar turėjo atlyginti ir 1279 rublių nuostolius. Po pataisos darbų jam, kaip žmogui nukentėjusiam nuo nacionalistų, nebuvo sunku vėl įsidarbinti ūkinių prekių parduotuvės vedėjų Rūdiškėse, vėliau Vievyje. Petro 4 metų darbas buvo įvertintas 1963 metais suėmimu ir pusės turto areštu. O 1965 metų sausį aukščiausiojo teismo sprendimu Petras Brazinskas nuteistas 5 metams konfiskuojant turtą ir atlyginant 32 305 rublių žalą valstybei. Ilgai kalėti neteko. Kaip nuo nacionalistų nukentėjęs asmuo 1965 metų birželį buvo sąlygiškai išlaisvintas ir nusiųstas dirbti į statybas Tauragėje. Vėliau į Vievio Paukštyno statybas. Jonas Kelevičius savo prisiminimuose rašė: Kartą turgaus dieną, eidamas pro restoraną, o tai buvo paprastas Sibiran ištremto darbštaus ūkininko namas, užsukau nusipirkti cigarečių. Restorane mane pastebėjo vienas pažįstamas ir pakvietė prisėsti prie staliuko. Čia sėdėjo ir Pranas Brazinskas. Turėjo pasistatęs didelį keturkampį stipraus jugoslaviško konjako butelį. Ta gėrimą, iškreipdami konjako vardą, juokaudami vadiname Jakkon, kaip arklys. Toks buvo jo poveikis. Va, šitas žmogus svajoja, nori skristi į Ameriką. Man ir mano pažįstamam tokia Brazinsko svajonė sukėlė tik nuoširdžią šypseną. Tais laikais žmonės kalbėjo, kad geležinė TSRS siena net uodas negali perskristi. Jis žūsta, jam sparneliai nukerpami. O po visų įvykių Jonas turėjo susirinkti tą nuoširdžią šypseną atgal. Nors Brazinskas nebuvo uodas, vis dėlto jam pavyko. Bet grįžkime prie priešistorijas. Kalėdamas Brazinskas laiko nešvaistė. Susipažino su Sachadiru Kurbanovu iš Kokando. Nedelsdamas tuo pasinaudojo. Išsituokęs su žmona ir pardavęs namą Vievyje, kartu su buvusia Vievio kooperatyvo buhalterė Alina Koreivo, jis išvyko į Vidurinę Aziją, į Kokandą. Ten pasikeitė pavardę. Antrą kartą susituokęs tapo Pranu Koreivo. Ir pradėjo verslą, kuris sovietiniais įstatymais buvo draudžiamas ir vadinamas, spekulacija. Lietuvoje pirkdavo atsarginės automobilių dalis, kilimus, šilkinius bei lininius audinius, o įvairiais adresais ir pavardėmis siųsdavo prekes į Vidurinę Aziją. Iš vienos siuntos uždirbdavo po 400-500 rublių pelno. Jis greit sukaupė, sovietiniais mastais vertinant, nemažą sumą pinigų. 1968 metais į Kokandą atsivežė ir 13-metį sūnų Algirdą, o jaunesnė dukra Stasė trumpam atvyko vasarą. Po 2 metų, palikęs antrą žmoną, kartu su sūnumi 1970 metais rugsėjo 24 dieną, išskrisdamas iš Kokandų į Vilnių,
Pranas Brazinskas turėjo apie 8500 rublių. O bendrai pasirengimas lėktuvo užgrobimui KGB organams išliko mįsle. Manoma, kad ginklą Brazinskas įsigijo apie 1950 metus, o valiutą supirkinėjo, keliaudamas tarp Vidurinės Azijos, Maskvos, Talino, Leningrado ir Vilniaus. Dar jaunystėje Pranas Brazinskas tikėjosi, kad iš JAV atvykęs motinos brolis Šeškevičius jį pasiims į Ameriką. Tačiau dėdė mirė taip ir neaplankęs Lietuvos. Konkrečią informaciją Brazinskas pradėjo rinkti 1969 metų rudenį, kai žentų sesuo vyko į JAV pasiuntinybę Maskvoje gauti vizos. Jis ją palydėjo į Maskvą ir lankėsi JAV pasiuntinybėje. Vėliau, jai grįžus, nuolat klausinėjo apie gyvenimą JAV. 1970 m. spalio 7-13 dienomis paskutinį kartą apsilankęs Vilniuje ir, kaip teigiama, jau surinkęs reikalingą informaciją, Pranas Brazinskas su sūnumi pasiėmė bagažą, ginklus, sukauptus dolerius ir išskrido į Užkaukazę. Spalio 14 dieną jie atvyko į Batumį, apsigyveno viešbutyje ir pasirūpino bilietais į Sachumį. Vietas gavo pačiame lėktuvo priekyje, priešais bagažo skyriaus duris. Tobulas atsitiktinumas. Tad grįžkime į tą lemtingą skrydį. Kaip tėvas ir sūnus Brazinskai su ginklais pateko jį, iki šiol nėra žinoma, bet techninės apsaugos priemonės tuomet, kaip ir minėjau, nebuvo tobulos. Ir ypač mažai dėmesio apsaugai kreipta net tarptautiniuose reisuose. Stiuardesė vis dėlto atsisakė įsakymą perduoti lėktuvo įgulai. To Brazinskai negalėjo leisti. Toks nepaklusnumas galėjo būti išspręstas tik vienu būdu – smurtu. Vyrai pašoko ir greitai įstūmė stiuardesę į bagažo skyrių. Lėktuve kilo sąmyšis, tačiau įstumta į bagažo skyrių Kurčenko nepasimetė. Ji įėjo į įgulos kabiną ir, pasilenkusi, tyliai lėktuvo vadui pasakė, kas darosi lėktuve. Tai buvo gan kvailas sprendimas, nes būtent tuo metu Pranas Brazinskas pasiekė kantrybės ribas. Negi dabar, dėl šios vienos stiuardesės, jų visas planas sužlugs? Na, jau ne. Jis išdaužė įgulos kabinos durų stiklą ir 2 šūviai. Stiuardesė krito ant žemės. 2 lėktuve buvo ginkluoti apsaugininkai pradėjo šaudyti ir kai kuriais duomenimis per kilusių susišaudymą ir buvo nušauta 24 metų stiuardesė, kurią galėjo kliudyti ir KGB apsaugininkų kulka. Tačiau kaip iš tikrųjų viskas vyko, deja iki galo taip ir nėra aišku. Kad ir kaip būtų, stiuardesė iš karto neprarado gyvybės. Ji krito į lagaminų krūvą. O aplinkui kilo panika. Žmonės rėkė, krito ant grindų ir meldėsi, tikėdamiesi saugiai pasiekti žemę. Jie nežinojo, koks buvo Brazinskų planas. Jiems šie žmonės galėjo atrodyti kaip tie, kurie bet kada gali pasielgti nenuspėjamai. Galbūt visų šių žmonių mirtis ir buvo Brazinskų planas. Bet ne, Brazinskai dar nebuvo pasiekę savo tikslo. Dabar galima galvoti, kaip 2 apsaugininkai su ginklais nesugebėjo suvaldyti šitokios situacijos. Bet aidint šūviams, lėktuve, uždaroje salono erdvėje, labai greit pasklinda aitrus parako kvapas. Netikėtas šokas užgniaužė žmogaus sąmonę, nes pagrindinis dalykas – veiksmas vyksta nedidelėme kovos lauke, kur girdisi net iš toli sugrįžtantis šūvių aidai. Viskas šalia, prie pat. Pajautus taip arti šūvio garsus, stovintiems neretai ima tirpti arba šalti kojos, o sužeistas žmogus dažniausiai išsyk nepajunta geliančio skausmo. Net treniruotas karys akimirkai gali prarasti amą. Suvokimas apie tai, kas vyksta, į sąmonę sugrįžta tikrai ne iš karto. Ir ne visiems tuo pačiu metu. Ypač, kai dar galvoji, ar pasieksi žemę saugiai, ar tai bus paskutinis tavo skrydis. Bet pilotų kabinoje ir toliau dėjosi chaosas. Šturmanas Valerijus Fadėjevas mėgino perduoti nelaimės signalą dispečeriui. Tačiau tiksli Brazinsko kulka jį greit sužeidė ir jis krito peršautas. Tuo pat metu buvo sužeistas ir borto mechanikas, o Bobojanas. O apsaugininkai vėl sukruto. Vienas keleivis, tikriausiai saugumo darbuotojas, bandė išlaužti uždarytas bagažo skyriaus duris. Tačiau iš vidaus ėmė šaudyti jaunesnysis Brazinskas.
Jis aiškiai parodė, kas čia kontroliuoja situaciją. Tėvas tuo metu turėjo pagrindinį savo taikinį. 2 žmonės galėjusius nutupdyti šį lėktuvą. Priėjęs prie lėktuvo vado, jis įsakė sukti į Turkiją, į Stambulą. Georgijus Česrachija pasipriešino, todėl buvo sunkiai sužeistas. Dabar buvo sužeista beveik visa lėktuvo įgula. Vienintelis nesužeistas buvo antrasis pilotas S. Šavizdė. Taip, įgula buvo priversta pakeisti kursą ir leistis Turkijos teritorijoje, Trabzono mieste. Lėktuvas turėjęs skristi į Sahumį, po kruvinų įvykių jau buvo nukreiptas į Turkiją. Žinoma, nusileidusi lėktuvą apsupo policininkai. Brazinskai buvo nuginkluoti ir išvesti. Jie net nesipriešino. Netrukus Brazinskai paprašė politinio prieglobsčio. Brazinskai buvo vis dėlto įkalinti Trabzono kalėjime. Pagal Turkijos įstatymus jie buvo kaltinami stordesės nužudimu, 2 įgulos narių sužeidimu, situacijos sudarimu, nelegalių ginklų įvežimu. Laukia daug teismų, bėgimų ir kitokių politinių sunkumų. Ir dar liko pralieti kraujo. Net 24 kartus įvairios teismai sprendė terorizmų kaltinamų Brazinskų likimą. Per 1974 metų visuotinę amnestiją bausmė Brazinskams buvo sušvelninta, o kalėjimas pakeistas namų areštu. Tačiau po 2 metų jie pažeidė prievolę neišvykti iš namų ir pabėgo. 1976 metais, birželio 23 dieną, Brazinskai slapta atvyko į JAV pasiuntinybę Turkijoje. Pasak jų pačių, Turkija ketino juos perduoti Sovietų sąjungai. Tačiau pasiuntinys atsisakė duoti vizą išvažiuoti į JAV. Pranas Brazinskas ambasadoje net mėgino persipjauti venas, bet jam sutrukdė ambasadorių saugojęs jūrų pėstininkas. Slapta vyko derybos tarp Turkijos ir JAV vyriausybių. JAV valstybės departamentas gavo Turkijos valdžios garantiją, kad Brazinskai nebus perduoti SSRS. Brazinskai vėl buvo perduoti Turkijos valdžiai, kuri juos laikė ir saugojo Stambulo ligoninėje. 1976 metais Liepos 11 dieną Brazinskai jau turėjo dokumentus leidžiančius išvykti iš Turkijos. Tai buvo Venesueloje gyvenančio Lenkų bendruomenės pirmininko Felikso Zubro ir Demokratijos gynimo komiteto pirmininko žurnalisto Felikso Martineso Suerzo pastangomis gauta Venesuelos viza. Visa ši kelionė buvo slepiama. 3 savaitės praleidę Romoje, trumpai paviešėję Venesueloje, pagaliau rugpjūčio 24 dieną Brazinskai, skrisdami į Kanadą, išlipo ir pasiliko Niujorke. Kaip pasakojo patys Brazinskai, jie pasiklydo Niujorko oro uoste ir nusprendė nuvykti į Lietuvos konsulatą. Čia jie sutiko S. Kudirką. Paskui Algirdas Brazinskas nuvyko pas lietuvių mokyklos mokytoją 20-metę Bernadetą Milauskaitę, su kuria iki tol 3 metus susirašinėjo. Ir rugsėjo 2 dieną su ja susituokė. Dėl nelegalaus atvykimo į šalį, JAV imigracijos ir naturalizacijos tarnyba vieną po kito sulaikė abu Brazinskus ir įkalino Bostono kalėjime. Rugsėjo 19 dieną už pasiūlytą užstatą $5,000 už kiekvieną Brazinskai buvo paleisti. Jatkavaliūno namuose sukviestoje spaudos konferencijoje Pranas Brazinskas pagarsino savo naująją biografiją ir kelionės į Ameriką detalės. O Algirdas Brazinskas paskelbė, kad Lietuva bus išvaduota politinėmis, o ne kultūrinėmis priemonėmis. Pagaliau Brazinskai vėl paprašė materialinės pagalbos. Lietuvių išeivijos organizacijos labai stengiasi juos paremti. Jau per pirmąją jų spaudos konferenciją Laisvės žiburio direktorius Romas Kezys įteikė jam $335. Amerikos lietuvių taryba kreipėsi į JAV prezidentą George'ą Fordą su prašymu suteikti Brazinskams politinio pabėgėlio statusą. Palaikant šį prašymą buvo pasiųsta šimtai pavienių telegramų. Fordo administracija pažadėjo neįsiųsti Brazinskų į Sovietų sąjungą, su kuria net nebuvo pasirašyta sutartis dėl ekstradicijos. Tad nelabai žinau, ką tiksliai jis pažadėjo ir kam, bet okei. Po 1970 spalio 15 dienos KGB nedelsiant surinko visus duomenis apie Brazinskų giminaičius ir jų aplinką. Ištardytos žmonos, vaikai, giminės, jie nebuvo paliekami ramybėje beveik niekad. Ne vienas iš jų mėgintas verbuoti, tikintis,
kad anksčiau ar vėliau Brazinskai bandys užmegzti ryšius su Lietuvoje likusiais giminaičiais, o kai šie mėgins išvykti į JAV, padės nustatyti tikrąją jų gyvenamąją vietą. Labiausiai nukentėjo Konkande likusi Prano Brazinsko žmona Ako Reivo. Ji buvo suimta 1971 metais vasario mėnesį už spekulaciją, nubausta laisvės atimimu 7 metams ir įkalinta Taškento lageryje. 1974 metais paleistiems iš kalėjimo Brazinskams sekti buvo numatyta panaudoti kelis KGB agentus. Ara, Moscow News korespondentas Niujorke, užverbuotas 1968 metais. Močiuli, SSRS konsulato Vašingtone darbuotojas, užverbuotas 1973 metais. Švarca ir kitus agentus. Brazinskams išvykus iš Turkijos, į JAV ir Kanadą pirmiausiai buvo išsiųsta agentė Eugenija, tėviškės draugijos laiškų skyriaus vedėja, užverbuota 1966 metais. KGB aktyviai rinko duomenis apie Brazinskų veiklą ir gyvenimą JAV, diplomatinėmis arba kitomis priemonėmis. Tos kitos priemonės tai pirmiausiai su Brazinskais bendravusių išeivijos veikėjų kompromitavimas, pagrobimas ir kitokie nesmagus dalykai. Nukreiptas į pačius piratus. Taip, Brazinskai buvo vadinami KGB. Todėl pirmiausiai rinkti duomenys apie slepiamą jų buvimo vietą. Pirmasis gautas adresas buvo 516 Charlton, Willow Springs, Chicago. Brazinskų statuso arba deportavimo iš JAV į Venesuelą klausimas buvo sprendžiamas daugelį metų. Kalifornijoje apsigyvenęs Algirdas Brazinskas 1977 metais vasarą paskelbė, kad abu susidegins, jeigu JAV prezidentas James Carteris neužkirs kelio jų deportavimui. Algirdas bendrai pamėgino kitaip interpretuoti lėktuvo užgrobimo istoriją ir teigė, kad stiuardesė buvo nušauta per susišaudymą su KGB agentais. Problema, kad šiek tiek anksčiau jo tėvas buvo paskelbęs, kad į stiuardesę pataikė netyčia per susišaudymą su lėktuvo įgula. Tai buvo reakcija į Carterio administracijos atsakymą Brazinskų pagrobto lėktuvo įgulos nariams. Paaiškėjo, kad JAV neketina suteikti Brazinskams politinių pabėgėlių statuso ir jų veiksmus vertina kaip nepolitinius. Tačiau jie ir toliau gyveno JAV Kalifornijos valstijoje. Lietuviškų organizacijų parama jiems gerokai sumažėjo. KGB kasmet sudarydavo vis naujus planus, kaip vien pačiu Brazinskų buvimo faktu kompromituoti lietuvių organizacijas. Svarbiausias jų tikslas – Praną Brazinską kompromituoti, išvesti į SSRS teritoriją ir atiduoti į teisingumo rankas. Tuo tarpu Algirdas mėgino įsitvirtinti Los Andžele, nors žinios apie jo veiklą labai prieštaringos. Tokia neaiški padėtis buvo beveik 10 metų, kol KGB teko užsiimti kur kas, rimtesniais reikalais pačioje Lietuvoje ir dėl geresnių santykių su JAV tiesiog pamiršti Brazinskų istoriją. Paskutinį kartą Lietuvoje ši istorija prisiminta prieš labai senai. Vilniaus laikraštis rašė: Pranas Brazinskas gyvena Los Andžele, viename mažame, niūriame ir apytuštame vieno kambario butelyje. Vienišas su tautiečiais nebendrauja. Pasirodė, kad jis gyvena neramiai, įsitempęs. Keliais rastais šaltiniais Brazinskai persikėlė į Santa Moniką ir abu vertėsi namų dažymu. Pranas Brazinskas pasikeitė pavardę, tapdamas Franku Vaitu. Dalis lietuvių išeivių organizacijų juos laikė kovotojais prieš Lietuvą okupavusią Sovietų sąjungą. Tačiau logiškai taip manė anaiptol ne visi. Ir jų parama gan greit išblėso. Visgi pabėgti viena, o pabėgti rizikuojant daugiau nei 40 keleivių gyvybėmis visai kas kita. Bet dar liko vienas kruvinas Brazinskų istorijos epizodas. – 2002 m. vasario 10 d. BNS paskelbė, kad Aeroflot lėktuve nuvaręs Algirdas Brazinskas Kalifornijoje stos prieš teismą. Dėl ko jis stos prieš teismą? Dėl 77 metų tėvo nužudymo. Tai didieji pabėgėjai. Algirdas Brazinskas ant galo vis dėlto užbėgė Prano gyvybę. Santa Monikoje gyvenusiam 46 metų A. Brazinskui
pasivadinusiam Albertu Viktoru Vaitu, prokurorai pateikė kaltinimus vasario 5 dieną savo 2 miegamųjų bute ginčo metu negyvai sumušus tėvą Praną Brazinską. A. Brazinskas iškart buvo sulaikytas ir jam grėsė laisvės atėmimo bausmė iki 26 metų. O Los Angeles Times tuo metu pasakojo ir apie paskutinius Prano Brazinsko gyvenimo metus. Brazinskų kaimynai Santa Monikos butų komplekse teigė, kad senis Brazinskas, kurį kaimynai vadino tiesiog Franku, 4 metus tvarkė daugiabutį ir mankštinosi važinėdamas dviračiu. Tačiau porą metų jis negalavo ir tik išeidavo pasivaikščioti, pasiramščiuodamas lazdele. Esą paskutiniais gyvenimo metais Pranas Brazinskas tapo aikštingas. Vis dėlto, pasak kaimynų, sūnus rūpinosi tėvu. Prašė vaikėzų, kurį į jį nedraugiškai skersavo, neerzinti jo senyvo tėvo. Tačiau kaimynai neslėpė, kad Prano Brazinsko istorija jiems keldavo baimę. Amerikos lietuvių bendruomenės Santa Monikos skyriaus vadovė Regina Oslapas sakė, kad tėvas ir sūnus skelbėsi esą pasipriešinimo sąjūdžio dalyviai ir prašė paremti juos aukomis. Tačiau vietos bendruomenė nelaikė Prano Brazinsko patriotu dėl jo, smurtingos praeities. Kiti kalbinti lietuviai sakė, kad Brazinskai vienu metu buvo gerai žinomi lietuvių, pasirodydavo ir kalbėdavo jų renginiuose, tačiau po poros metų tarsi išnyko. Algirdą Brazinską teisė Santa Monikos aukštesnysis teismas. Jo advokatas Praną Brazinską vadino kaprizingu seniu, nusikaltėliu ir teroristu, kuris užgrobė sovietinį lėktuvą, baimindamasis bausmės ar kalėjimų dėl kriminalinių kaltinimų. Pasak advokato, lemtingąją naktį Pranas Brazinskas susiginčijo su sūnumi dėl jo noro išvykti pas žmoną į Malaiziją. Ir Pranas nusprendė pagrasinti Algirdui ginklu. Algirdas, esą gindamasis, 8 kartus smogė tėvą į galvą. Advokato teigimu, tai savigynos, o ne žmogžudystės byla. Todėl Algirdą Brazinską, kuris anksčiau nebuvo kuo nors kaltintas, reikia paleisti mainais į pasižadėjimą tiesiog neišvykti. Tačiau kaltintojai teigė, kad ši žmogžudystė buvo iš anksto apgalvotas žiaurus veiksmas. Informacijos pavyksta rasti labai mažai. Bet teismas vis dėlto nuteisė Algirdą mažiausiai 15 metų kalėjimo. Tai kaip krauju prasidėjo, taip krauju ir pasibaigė pirmųjų Lietuvos teroristų arba laisvės kovotojų likimai. O dabar, po beveik 24 metų nuo Algirdo nuteisimo, ar Brazinskas dar gyvas, sunku pasakyti. Jei netyčia žinote daugiau informacijos, visada laukiu komentarų. O šiandien tiek. Jau ilgai norėjau pasidomėti šią istoriją, bet net perskaitęs visus straipsnius ir laikraščius, nežinau, kaip galėčiau įvertinti, kas iš tikro buvo Brazinskai. Iš vienos pusės suprantu desperaciją bėgti nuo sovietų priespaudos. Tačiau tai padaryti, rizikuojant tiek daug nekaltų žmonių gyvybėmis, čia jau negaliu praleisti pro akis. Taip, žmonės liko sveiki. Bet kas, jeigu kulka būtų pataikiusi į tuos, kurie vis dar galėjo pilotuoti lėktuvą? Tada kas? Kritimas į kalnus, 40 žmonių mirtis, vien dėl to, kad tu norėjai pabėgti. Nežinau. Na gerai, gana. Nieko čia neprifilosofuosi. Palikite savo komentarą ir nuomonę. O tiem, kas laikina video, prenumeruoja ar pasidalina video su draugais, kaip visada karmas taškai. Dėkui, kad žiūrėjote ir mes pasimatysime